kadangi tas portalas yra labai šviežias dar dalykas ir mes dirbam testinėje aplinkoje, nes gamybinė aplinkoje dar vis veikia senoji portalo versija, tai nuo spalio 16 dienos yra suplanuota, kad tą senąją versiją pakeis nauja, o kol kas supažindinam su pokyčiais iš anksto testinėje aplinkoje. Tai čia tiesiog atkreipkite dėmesį, kad matysiu daug visokių testinių duomenų, tokių kaip naujas duomenų rinkinys 090 ir panašiai. Tai tiesiog tai yra testinė aplinka ir čia nemažai, yra ir realių duomenų importuotų, bet yra nemažai ir sukurtų visokių testinių duomenų testavimui skirtų. Tai kitas dar dalykas svarbus, kad jeigu pastebėjote kažkokias klaidas ar kažkas neveikia ar panašiai, tai galite rašyti adresu atviriduomenys@ivpk.lt arba tiems, kurie nori aktyviau įsitraukti į, nežinau, portalo priežiūrą, tai galite rašyti tiesiai į užduočių sistemą. Tai yra dvi dalis tokios, tai viena yra pati katalogo dalis, tai čia galite tiesiog sukurti naują new issue, naują užduotį ir tada galėsit labiau įsitraukti, sekti, kada ta užduotis pradėta daryti, koks jos statusas, pakomentuoti ir matyti, ką kiti pakomentavo ir panašiai. Kadangi viso šito atvirų duomenų portalo tiek kodas, tiek projektas yra atviras, žodžiu, viską ką darom ir su tiekėjais, viskas matoma atvirai, tai matoma 280 užduočių uždaryta, 97 dar atidarytos. Ir jeigu ir parašysite elektroninę paštu, tai viskas vis tiek keliauja į tas užduotis. Tai tik tais tiek, kad yra du užduočių sąrašai, tai vienas pačiam katalogo daliai, o kitas saugyklos daliai. Tai kita nuoroda į saugyklą, tai čia tas, kas susiję būtent su saugyklos dalimi. Taip, dabar trumpai apie bendrai, iš ko viskas susideda, tai kaip ir minėjau, pats projektas yra pakankamai didelis ir toks pakankamai sudėtingas, susideda iš daug dalių, tai viena esminė tokia dalis, tai yra, kuri galbūt labiausiai matoma, yra atvirų duomenų katalogas. Tai apie katalogo dalis, tai galbūt pasidalinsiu dar paveiksliukų, kuris pailiustruoja visą tą architektūrą, kaip viskas sujungta. Tai, žodžiu, jei trumpai atvirų duomenų portalas susideda iš katalogo, kaip ir minėjau, kuris pasiekiamas data.gov.lt adresu, tada duomenų saugyklos, kuri pasiekama get.data.gov.lt adresu ir dar duomenų agentas, kuris diegiamas institucijos infrastruktūroje ir nuskaito duomenys tiesiog iš duomenų šaltinio. Tai va, tai yra dar ir valstybės duomenų valdysenos agentas, kur duomenys atveriami per būtent VDVIS sistemą. Tai yra du variantai, kaip viskas atveriama. Dėl komunikacijos, kas būtent kokie duomenys atveriami, tai naudojamas standartinis toks duomenų struktūros aprašas, kuris prie šaltinio vadinasi šatsa, o kas eina jau atvertų duomenų katalogė, tai vadinasi atsa. Tai čia visa tokia žodžiu, architektūra ir ką mes šiandien kalbėsim, tai daugiausiai kalbėsim tik tais apie atvirų duomenų katalogą. Ir ko gero vienintelis pagrindinis pakeitimas, kuris buvo katalogė daromas, tai būtent to atsa galimybė redaguoti patį atsa katalogo aplinkoje. Tai ką anksčiau darydavom Excelio pagalba, čia tas duomenų struktūros aprašas, kurį tikriausiai esat matę, tai vienas iš pagrindinių funkcionalumų buvo padaryti, kad visą tai būtų galima daryti per katalogą. Ne Excelio pagalba, bet per katalogą. Tačiau tas niekur nedingsta, jisai iki šiol, ta prasme, tas pradinis variantas, kur dabar buvo daromas su Excelio pagalba, tie struktūros aprašai rengiami,
tai jisai ir toliau galios, tiesiog bus galima tą Excelį importuoti į katalogą ir tęsti darbą iš katalogo, arba galima tiesiog toliau dirbti su tais Excelio variantais. Trumpai dar vienas pokytis, kad buvo pereita nuo DCAT versijos 1 iki 3. Tai DCAT tai būtent tas standartas, kuriuo yra paremtas katalogo funkcionalumas. Ir čia dabar ekrane rodau, kaip atrodė 1 versijos duomenų modelis, būtent katalogo. Ir kaip dabar atrodo naujas modelis. Tai atsirado naujų dalykų, tokių kaip data services, data series ir tarp jų ryšiai. Tai šiek tiek ir atitinkamai ir katalogė daugiau atsirado metadomenų, kurie beje iki šiol nėra suvesti, tai tiesiog bus proga atnaujinti ir pasinaudoti daugiau galimybių, pateikti daugiau metadomenų. Ir aišku, papildomai dar prie viso šito, tai buvo prie to, kas yra DCAT standarte, tai dar turim tokį nacionalinį kaip ir išplėtimą. Tai vat būtent tas duomenų struktūros aprašas, kurio schema galbūt, nežinau, pademonstruosiu vizualiai. Tai va, tai prie tų datasetų distribution prisideda dar modelis, modelio savybė, bazė. Tai kad būtų aiškiau, kas yra tas modelis, tai tiesiog jisai apibūdina duomenų turinį. Tai reiškia, kokia lentelė, modelis tai kažkas panašus yra į lentelę, o property tai yra toje lentelėje esantis duomenų laukas arba savybė. Tai žodžiu, dar toks papildomas išplėtimas atsiranda. Tai gerai, tai tiek maždaug gal teorijos ir dabar grįžtam prie pačio portalo funkcionalumo. Tai aš esu prisijungęs ir čia bus daugiausiai kalbam būtent iš koordinatorius ir tvarkytojo perspektyvos. Tai pagrindinis dalykas, ką reikia žinoti, tai visos pagrindinės funkcijos yra pasiekomos iš naudotojo meniu. Tai pavyzdžiui, kai esat prisijungęs, tai vienas dalykas tai yra peržiūrėti jūsų profilį ir prie jūsų profilio turi būti nustatyta organizacija, kurią jūs atstovaujat. Tai jeigu jums organizacija neta parinkta, tai jūs galite tiesiog pasikeisti, nes visas funkcionalumas paremtas nuo to, kokius organizaciją atstovaujat, tai atitinkamai nuo to gausite ir kitokį rezultatą paspaudus visas šitas naudotojo meniu nuorodas. Tai pirmas, ko gero, pagrindinis dalykas, tai organizacijos rinkiniai. Tai va, anksčiau buvo senoj portalo versijoje atskira administravimo dalis ir atskira ta naudotojo dalis. Tai dabar tos abi dalis yra sujungtos į vieną ir tiesiog ir naudotojo, ir administravimo dalis yra viskas vienoj vietoj. Tiesiog jeigu koordinatorius arba tvarkytojas turi papildomų teisių, tai jisai mato papildomų mygtukų. Pavyzdžiui, kaip vienas iš mygtukų yra pridėti naują rinkinį. Tai paprastai naudotojai to nemato, o tie, kurie turi teisę, tai jie tokias funkcijas mato. Kiti galbūt punktai įdomesni, tai vat mano poreikiai. Tai čia matomas vėlgi sąrašas poreikių, tik tais tos organizacijos, kuriai yra adresuoti tie poreikiai. Ir galite į tuos poreikius sureaguoti, įtraukti į planą ir panašiai. Sekantis dalykas naujai atsiradęs, tai yra užduotis. Vėlgi čia rodo jo rinkinio identifikatorius, taigi prasakau, dar nėra viskas iki galo išbaigtas, dar yra tokių dalykų, kurias reikia pašlifuoti ir patobulinti. Tai šitam užduočių sąraše atsitinka du dalykai. Tai vienas, kai kažkas parašo komentarą, kai pateikia naują poreikį ar kitokie dalykai atsitinka, tai automatiškai sukuriamas toks kaip pranešimas, kaip užduotis, kur atsidarę čia matot nuo seniausių iki naujausių. Tai reiškia viską, kas yra naujausia, tai ir rasite pačioj pabaigoj, o kas yra seniausia, rasite pačioj pradžioj. Tai reiškia su tikslu, kad pradėti reikia nuo to, kas jau seniausiai yra užregistruota.
Ir tai viena dalis ateina iš naudotojų, o kita dalis ateina iš robotų automatinių. Tai reiškia, robotai kasdieną, kas naktį patikrina metaduomenis, patikrina patiktas nuorodas, patikrina duomenis. Ir jeigu randa kažkokias klaidas duomenyse, neveikiančios nuorodos, kažkas tai su duomenim blogai, tai gali ir ateiti sisteminiai pranešimai, kad, tarkim, duomenų šaltinio nuoroda neveikia. Ir tada atitinkamai žinosit. Dabar kitas dalykas tai yra su terminais. Tai pagal duomenų tvarkos aprašą yra numatytos reakcijos laikas 5 darbo dienos. Ir jeigu per tiek laiko nesureaguota, tai tada tas pranešimas yra eskaluojamas aukštesniam lygmeniui. Tai pirmiausia, šitus pranešimus mato žemiausias lygmuo, tai reiškia tvarkytojai. Jeigu tvarkytojas per 5 darbo dienas nesureagavo, tai tada tą pranešimą pradeda matyti ir koordinatorius. Jeigu dar per, nebeatsimenu kiek laiko, ar tai per 5 dienas nesureaguoja ir koordinatorius, tai tada eskaluojama aukštesniai institucijai. Tai tarkim, ministerijai, kuriai yra pavaldi ta institucija. Ir tada jau mato ministerijos koordinatoriai ir tvarkytojai, kad ta institucija pavaldi neatsako ir nereaguoja į pranešimus. Taip, toliau sekantis dalykas – planas. Tai planas yra skirtas tam, kad matytų naudotojai aiškius terminus, kada planuojamas atverti duomenų rinkinys, bet apie tą planavimą dar šiek tiek vėliau sugrįšim. Bet tiesiog trumpai, kad kiekviena institucija turi savo kaip ir planą. Tame plane yra užduočių sąrašas, ką jinai įsipareigoja prieš duomenų naudotojus atlikti, su nurodytais terminais, kada tai bus atlikta. Ir tą mato ir duomenų naudotojai, ir jiems aiškiau, kada čia vis dėlto kažkas bus atverta, ar kažkas bus pataisyta ir panašiai. Ir aš po truputį pereinu nuo naudotojo meniu, pereinu prie kontekstinio meniu. Tai tas kontekstinis meniu, kiekvieną kartą, kai atidaromas kažkoks objektas svetainės, tai rodomi 2 meniu. Vienas viršutinis, tai globalus meniu, ir kitas yra kontekstinis meniu, tai jisai būtent meniu susijęs su objektu, kurio kelias yra parodytas šitoje eilutėje. Tai reiškia, esamo puslapio kelias, kur jūs dabar esat. Ir tas meniu būtent skirtas tik tais tame kontekste, kuriame jūs esat atsidarę. Tai čia toks naujas galbūt navigacijos pasikeitimas. Tai dabar mes esam organizacijoje Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir būtent esam atsidarę planą tos organizacijos. Galim peržiūrėti organizacijos informaciją bendrą, yra forma, kur galima pakeisti organizacijos duomenis, jeigu reikia įkelti paveiksliuką ir panašiai. Galima peržiūrėti tvarkytojus. Tai tvarkytojai prie organizacijos tvarkomi, tačiau yra tvarkytojai ir koordinatoriai ir prie duomenų rinkinio. Tai ties šita vieta pereinu prie teisių valdymo, kuris yra pasikeitęs. Ir vienas galbūt svarbus dalykas, kad anksčiau buvo išduotas vienas API raktas. Tai reiškia, kiekviena organizacija, kiekviena institucija turėdavo vieną API raktą, kurį dalindavosi tarp skirtingų žmonių. Tai dabar šitas yra dalykas pakeistas ir su tuo pakeitimu susijęs tai, kad seni raktai nustojo galioti. Kadangi anksčiau raktas buvo išduodamas organizacijai, kas nebuvo labai saugu, ir dabar naujoje versijoje raktai išduodami kiekvienam koordinatoriui atskirai asmeniškai. Ir todėl, jeigu norite naudotis katalogo API, kalbu apie šitą API, tai tam reikalinga sugeneruoti naują raktą ir tą galite padaryti prie kiekvieno tvarkytojo, kuriams reikia išduoti raktą, paspaudžiant redaguoti ir tiesiog paspausti pergeneruoti raktą ir tada išsaugus tą formą
susigeneruos naujas raktas, kurį vėl galite pamatyti paspaudę redaguoti. Tai toks pokytis, apie kurį gal ir dar atskirai informuosim, bet čia toksai atgalinė tvarka nesuderinamas pokytis, kad būtinai reikia naują raktą susigeneruoti. Taip, toliau dėl tų pridėjimo, tai tvarkytojai tai tiesiog įvedat elektroninio pašto adresą, nurodot kokią rolę, nurodot ar suteikti prieigos raktą ar nesuteikti ir tas žmogus yra įtraukiamas į koordinatorių ir tvarkytojų sąrašą ir gali atlikti veiksmus būtent jeigu tvarkytojas yra įtrauktas organizacijos tvarkytojų sąraše, tai tada jisai gali atlikti veiksmus su visais absoliučiai tos organizacijos rinkiniais ir gali kurti naujus rinkinius. Tačiau yra dar kitas sąrašas prie kiekvieno rinkinio atskirai. Tai kiekvienas rinkinys gali turėti irgi atskirus tvarkytojus prie kiekvieno rinkinio. Tai jeigu jau matom duomenų rinkinio kontekste ir žiūrim duomenų rinkinio tvarkytojus, tai vat jeigu tvarkytojas yra priskirtas prie vieno konkretaus duomenų rinkinio, tai jisai negali keisti kitų duomenų rinkinių, jis gali keisti tik tais tą vieną duomenų rinkinį, prie kurio jis yra priskirtas. Ir taip pat toks duomenų rinkinio tvarkytojas negali kurti naujų duomenų rinkinių, jis gali tvarkyti tik tais tą vieną rinkinį, prie kurio jis yra priskirtas. Dabar trumpai apie galbūt apie patį funkcionalumą, taip greitai prabėgant ir nesigilinant į detalės, bet trumpai kokios naujas funkcijos atsirado, tai naujas funkcijos tokias, kad filtruose atsirado galimybė matyti tokias kaip ir švieslentės. Tai va, tai prie kiekvieno filtro pavadinimo, čia rodo piktogramą diagramų, ir čia yra aktyvi nuoroda, tai ją paspaudus tą nuorodą galit matyti tokią kaip ir švieslentę, kaip ir statistiką pagal įvairius kriterijus. Ir tą patį galit matyti pagal brandos lygius, valdymo sritis, kategorijas ir visur, kur yra nuoroda įvairiais pjūviais. Papildomai, jeigu jūs kažką atfiltruojat, tarkim, pasirenkam, nežinau, tik tais kategoriją, tai automatiškai filtras taikomas ir šitam grafikui. Galit pasirinkti, kad grafike būtų atvaizduojami skirtingi laikotarpiai, kas metus, kas ketvirtį, kas dieną. Galit pasirinkti skirtingus rodiklius, tai čia dabar rodomas duomenų rinkinių skaičius, galit pasirinkti poreikių skaičių, projektų skaičių arba panaudojimo atvejų skaičių, pagal vidurkį atsisiuntimų skaičių ir panašiai. Tai va, tai čia yra pakankamai dideli statistika. Ir papildomai dar galim matyti tą patį, tik tais stulpelinės diagramos pavidalu. Tai trumpai galbūt tiek apie tai, kad švieslentės atsirado, vienas iš tokių naujų funkcijų. Sekantis dalykas, kuris atsirado, tai būtent žodyno ta integracija. Tai galbūt vieną dalyką, kurį pademonstruosiu, kad padarytas atskyrimas tarp to deketo, kuris apibūdina duomenis, ir tarp pačių duomenų ir tų duomenų struktūros. Tai jeigu taip trumpai apibūdinti, kuo tai skiriasi ir kas čia yra padaryta, tai pats duomenų rinkinys, tai reiškia aprašo duomenų rinkinio bendrai koncepciją, apie ką čia yra duomenys. Tada pats duomenų rinkinys turi duomenų šaltinius arba pagal deketą distribucijas vadinamas. Tai tie duomenų šaltiniai tai reiškia, kad konkretūs failai kažkur padėti, kurie yra būtent to duomenų rinkinio fizinė išraiška. Tai va, tai čia yra vienas dalykas, kad kaip fiziškai tie failai, kur yra saugomi, ir deketas ties šita vieta yra apsiriboja, jisai nesigilina į turinį. Tai reiškia, jis nežino, kas yra to API-jaus ar CSV failo viduje. Jis žino, kad tiesiog
yra toks failas, žino, koks jo adresas, koks jo formatas, kada paskutinį kartą atnaujinta, bet kas to CSV failo, tarkim, viduje, tai pagal D4 standartą tokių duomenų nėra. Tai šitoje vietoje ir padarytas pagrindinis išplėtimas, kad atsiranda struktūra, kuri jau nepriklausomai nuo to, kur tie failai saugomi ir kokiu formatu jie saugomi, struktūra apibūdina, kas yra viduje kiekvieno iš tų failų. Tai pavyzdžiui, atsidarius registrų centro juridinio asmens duomenis, tai matom, kad tame duomenų rinkinyje yra viena lentelė ir toje lentelėje, ir ta lentelė būtent yra juridinis asmuo. Tai kodinis pavadinimas rodomas, du pavadinimai, vienas žmonių pavadinimas rodomas, o kitas kodinis pavadinimas. Kodinis pavadinimas yra susijęs su API. Tai pavyzdžiui, jeigu aš atsidarau tą lentelę, peržiūrėti, kas tos lentelės viduje, kokie laukai yra, tai tą kodinį pavadinimą, kurį aš matau, tai jį taip pat galima matyti ir kaip API endpointą, ir būtent mašininiu būdu galima kreiptis su šito kodiniu pavadinimu ir gauti duomenis iš to duomenų šaltinio. Tai grįžtant prie struktūros, tai kaip ir minėjau, tas modelis arba ta lentelė vadinama yra tiesiog kas yra CSV failo viduje ir papildomai toj lentelėje išvardinama, kokie yra duomenų laukai arba duomenų stulpeliai. Tai čia yra išvardintas, kad yra juridinis asmuo, čia yra vėl kodinis pavadinimas, kuris naudojamas mašininiam skaitimui, ir yra žmonių kalba parašytas pavadinimas, ką jis reiškia tas duomenų laukas. Duomenų tipas ar prieigos lygmuo koks nurodytas, brandos lygis ir panašiai. Tai kadangi dabar atsirado tokie metaduomenys, kurie supranta ir failo turinį, tai taip pat yra galimybė ir pamatyti pačius duomenis. Tai čia mes atsidarom juridinio asmens pačius duomenis, matom, kad iš viso yra 493 juridiniai asmenys registruoti. Ir čia galima matyti, rodoma tik 100, aišku, įrašų, bet galima juos matyti visus ir galima filtruoti pagal visus kriterijus. Na, pavyzdžiui, galim pabandyti susirasti IVPK juridinį asmenį. Atsifiltruojam. Na, štai rado juridinių asmenų duomenyse informacinės plėtros komitetas, visus duomenis, dar yra susijęta su kitais duomenų rinkiniais, tai galima iš čia patekti į kitus duomenų rinkinius, peržiūrėti. Ir, tarkim, pasižiūrim vieną įrašą ir matom konkretų vieną įrašą iš to duomenų rinkinio ir galima pateikti prašymą, tarkim, jeigu matom klaidą duomenyse, kaip aš čia esu pateikęs, kad, tarkim, pasikeitė adresas, aišku, nepasikeitė adresas, bet čia testavimo tikslais, galima pranešti pranešimą apie konkretų duomenų įrašą arba konkretų duomenų objektą tuose duomenyse. Tai čia vienas iš tokių esminių galbūt pasikeitimų ir buvo tas, kad dabar meta duomenų katalogas supranta duomenis. Jis realiai žino, kas yra duomenis, gali suteikiamas kiekvienam duomenų objektui unikalus globalus identifikatorius ir galima pateikti poreikį, prašymą arba pasiūlymą netgi atskirai kiekvienai duomenų eilutei. Ir aišku, pateikus tokį poreikį ir pasiūlymo sąraše gausit tokius poreikius, kad jeigu matot identifikatorių, tai reiškia jau pateiktas poreikis konkrečiam identifikatoriui. Tai vėl dėl to, kad tas identifikatorius negražiai rodomas, tai čia vėl dar yra nemažai darbo su pačiais metaduomenimis, kad rodytų ne identifikatorių, o rodytų gražesnį pavadinimą, tai vėl reikia grįžti į struktūrą ir ten, kur yra, tarkim, juridinio asmens pavadinimas, mums reikėtų pateikti semantinę tą vadinamą URI,
kuris pasako, kokia yra šito duomenų lauko semantinė prasmė. Ir katalogas palaiko dalį tų semantinių žodynų, semantinių šitų savybių ir tada išsaugojus atsiranda tokia nuoroda, kad čia būtent pavadinimas, jo semantinė prasmė yra RDFS label ir tada atsiranda žymiai didesnis palaikymas, kas supranta, kas yra tas RDFS label ir tada gali atvaizduoti, ką reiškia būtent tas identifikatorius, kurį mes prieš tai duomenyse žiūrėjom, ką reiškia būtent tas ID. Tai reiškia, žino, kad jo tekstinė reprezentacija yra per juridinės asmens pavadinimą. Na, aš čia galbūt giliai į detalės lendu, bet tiesiog pademonstruoti pilnumoje, kaip visa tai veikia. Nežinau, galbūt dar vienas toks pavyzdėlis, sudėtingesnis kažkiek tais, iš viešųjų pirkimų tarnybos. Tai va, tai čia aš atsifiltravau pagal IVPK organizacijos registracijos numerį registrų centre, rūšiuoju pagal publikavimo datą ir atrenku, kad man rodytų ne visus stulpelius, bet rodytų tik dalį stulpelių. Ir va čia tokiu būdu galiu tiesiog atsifiltruoti visus IVPK viešuosius pirkimus, kurie buvo daryti, koksai projektas, kada publikuotas pirkimas. Ir tarp tų projektų būtent 22 metų, man atrodo, 5 mėnesį, ar kurį čia. Jo, va šitas būtent įrašas atvirų duomenų žodyno, tai čia būtent ir yra tas mūsų pirkimas, kurio metu ir buvo daromas šitie pakeitimai. Tai va, kaip sakoma, galim dabar per katalogą surasti viešųjų pirkimų duomenų bazėje esantį įrašą, kuris yra susijęs su šito katalogo pirkimu. Tai čia toks, galbūt toks vainikuojantis dalykas, kuris parodo, kaip giliai ta visa integracija ir kaip ant kiek dabar tas brandos lygis yra padidėjęs, kad jau katalogas supranta netgi duomenų patį turinį. Čia galbūt dar vienas pastebėjimas, kad daugelis duomenų rinkinių turi po vieną lentelę, bet kai kurie, tarkim, kai atveriama didelis duomenų rinkinys, gali būti daug lentelių. Tai mes matom didelį sąrašą tų lentelių, būtent viešųjų pirkimų struktūroje. Tai vat. Galbūt tiek apie būtent tokį, kaip viskas veikia ir dabar galbūt trumpai pereinam prie jau konkretaus būtent koordinatoriaus veiksmų ir ką turi daryti pats koordinatorius. Tai kaip ir minėjau, buvo panaikinta atskira administravimo aplinka, viskas yra tiesiog vienoj vietoj. Ir jeigu norim sukurti naują duomenų rinkinį, tai pirmiausia jeigu atsidarysite bendrą duomenų rinkinių sąrašą, tai čia nematysi to mygtuko sukurti, nors matyt gal ir verta būtų įdėti. Tai vėl, jeigu matot, kad verta būtų įdėti, tai galite vėl registruoti klaidą prie katalogo. Prie tos klaidos galite balsuoti, paspausdami tą like mygtuką. Na ir tada matysim tiesiog, kad tikrai tokios funkcijos reikia, tai ją ir pridėsim. Nes tas katalogo vystymas jisai nėra sustojęs ir po projektą, jisai bus gyvas ir toliau aktyviai ir intensyviai bus vystomas ir pildomas naujom funkcijom, taisomos klaidos, tobulinama viskas ir panašiai. Tai va, tai dabar yra padaryta taip, kad iš duomenų rinkinių bendro sąrašo naują rinkinio mygtuką nerodom, bet jisai atsiranda tik tais tada, kai atsidaro mano organizacijos rinkiniai. Tada atsiranda mygtukas pridėti naują duomenų rinkinį. Ir čia galima įvesti naujas rinkinys, tarkim 10
Dabar kodinis pavadinimas dažnai neaišku, aišku ir planuojam dar pridėti kontekstinius tokius paaiškinimus, ką reiškia kiekvienas duomenų laukas, bet kol kas tai dar nėra padaryta. Kodinis pavadinimas būtent ateina iš duomenų struktūros aprašo. Tai reiškia, kodinis pavadinimas yra va, tas būtent pavadinimas, kuris yra čia įrašytas. Duomenų rinkinio kodinis pavadinimas, kuris yra skirtas mašininiam skaitimui ir kurio pagrindu yra generuojamas duomenų publikavimas per API. Tai čia atsiranda galbūt tokių daugiau techninių niuansų. Ir aišku, jeigu jūs nenurodysiu to pavadinimo, tai tas pavadinimas bus sugeneruotas pagal paprastą pavadinimą. Bet jeigu jūs norit kažką tai aiškesnį pavadinimą įrašyti, tai gali tą kodinį pavadinimą įrašyti, kuris būtų trumpesnis, aiškesnis būtent mašininiam skaitimui per API, ką prieš tai esu demonstravęs. Tai dabar jo nepildysiu, tiesiog aprašymas. Tai va, tai galima naudoti Markdown sintaksę. Nežinau, gal ne visi žino, kas tai yra, bet trumpai pademonstruosiu. Tada papildomas dalykas, kad atsirado failai, tai reiškia, kad jeigu prie duomenų rinkinio norit prisekti kažkokią dokumentaciją, specifikaciją ar kažkokią kitus dalykus, tai galite prie duomenų rinkinio aprašymo prisekti failus, tam PDF-us kažkokius ir panašiai, kas nėra duomenys, bet kas yra duomenų rinkinio kažkoks aprašymas papildomas pateikiamas atskiruose dokumentuose. Žymės. Na, tarkim, surašo tiesiog kažkokius paieškos raktinius žodžius ir kažkokias žymės, kad būtų lengviau surasti duomenis. Pasirenkam licenciją, kaip dažnai duomenys atnaujinami. Ir dar papildomai atsiranda čia iš D4 trečios versijos, atsiranda du dalykai, ar tas duomenų rinkinys yra duomenų rinkinių serija, ar tai yra duomenų publikavimo paslauga. Tai va, tai čia jeigu žiūrim į tą schemą, data series, tai va, jeigu pasirinksi, tai būtent duomenų rinkinys tampa toks sudėtinis, tai reiškia, kad vienas duomenų rinkinys susideda iš daugiau nei vieno duomenų rinkinio. Čia dažnais atvejais taikoma tais atvejais, kai yra suskaldyta duomenų rinkiniai, tarkim kažkokia ataskaita už 10 metus, už 11, už 12 ir panašiai. Tai va, dabar nauja D4 versija atsirado galimybė sukurti duomenų rinkinį, kuris apjungia visus kitus duomenų rinkinius, kurie pateikti, tarkim, pamečiui. Tai va, jeigu jūs būtent kūrė tokį duomenų rinkinį, kuris apjungs kitus duomenų rinkinius, tai pažymėt, kad čia yra duomenų rinkinių serija. Ir tada prie jo reikės prijungti tuos kitus pamečiui pateiktus duomenų rinkinius. Dabar duomenų publikavimo paslauga, jeigu jūsų duomenų rinkinys yra duomenų publikavimo paslauga, tai vat pažymėjai šitą paukščiuką, atsiranda dar papildomi dalykai, kad reikia nurodyti API adresą, kur tas pasiekiamas API paslauga duomenų publikavimo, tada kokiu formatu, ar JSON, OPS, XML, jeigu trūksta formato, vėlgi rašykite atviri duomenys į VPK.lt, pridėsim daugiau formatų. Ir API specifikacija, kuri gali būti pateikta OpenAPI, VSDL ar kitų formatu ir nurodom, kokiu formatu būtent specifikacija yra pateikta. Tai va, tokiu būdu galima registruoti dabar ne tik tais CSV failus, bet galima registruoti ir API'us, kurie yra viešai prieinami. Tai va, tai čia toks naujas dalykas, tarkim, dabar nekursim to API'us ir sukuriam duomenų rinkinį. Ir duomenų rinkinys užregistruotas sėkmingai. Taip, gerai, tai sukūrus katalogą, sekantis dalykas svarbus yra priskyrimas kategorijai. Tai duomenų rinkinių priskyrimas kategorijai iškeltas į atskirą žingsnį. Tai pasirenkam priskirti kategorijai ir priskiriant kategorijai pasirinkti kategorijų grupę. Tai su didelės vertės duomenimis atsirado kelios kategorijų grupės. Tai jeigu pasirenkat, kad jūsų duomenų rinkinys yra didelės vertės, tai pasirenkat, kad jisai priklauso didelės vertės grupiai ir tada reikia pažymėti kokiai
didelės vertės rinkinių grupiai priklauso. Tačiau papildomai galite, aišku, pasirinkti ir bendrą kažkokią tai grupę. Nekreipkite dėmesio, aš čia bet ką žymiu, tiesiog kaip demonstracijai. Tai galite pažymėti, kokiai bendrai kategorijai priklauso, kokiai didelės vertės duomenų rinkinių kategorijai priklauso ir ir galiausiai galite, aišku, rodyti tik pasirinktas kategorijas. Na ir galiausiai galit išsaugoti ir prie jūsų rinkinio yra prijungtos kategorijos. Judumo duomenys būtent yra iš didelės vertės duomenų grupės, tai čia ta grupė ir atsirado automatiškai. Ir kita kategorija. Taip, matau klausimas, kad jeigu yra ne API, o institucijos savas atvirų duomenų portalas. Taip, jeigu institucija turi savo atvirų duomenų portalą, tai yra galimybė ir integruoti išorinius atvirų duomenų portalus. Tai čia vėlgi toks įdomus dalykas, kad struktūrą rengiant, aišku, čia dabar nieko nėra struktūroje, bet rengiant struktūrą galbūt pavyks toj sekundę atrasti pavyzdį, kaip elgti su išoriniais duomenų katalogais. Tik aš nesu įsitikinęs, ar bus importuotas būtent atvirų duomenų katalogo struktūra. Na gerai, galbūt greitai pabandau susimportuoti ir pademonstruoti, kaip veikia importas. Tai yra atvirų duomenų struktūros aprašas paruoštas. Čia tiesiog atsakinėjau, dar kartą pakartosiu, atsakinėjau į klausimą, ką daryti, jeigu įstaiga turi savo atskirą atvirų duomenų portalą. Tai jeigu įstaiga turi savo atskirą atvirų duomenų portalą, tai pagal Europos reikalavimus visi atvirų duomenų portalai turi būti suderinami su DCAT standartu. Tai reiškia, ta įstaiga, kuri turi savo atskirą atvirų duomenų katalogą, jinai turi parengti struktūros aprašą ir tame struktūros apraše, ir tas struktūros aprašas turi sutapti su Lietuvos atvirų duomenų katalogo struktūra. Tai reiškia, turi būti toks dalykas kaip dataset, data service type turi būti, data service ir policy ten ir panašiai. Visi tie atributai, kurie reikalingi užtikrinti saveikumui tarp dviejų skirtingų portalų. Ir tada tas mūsų jau, ir tada parengus tokį, kas yra pažymėta žaliai, tai visi kiti Lietuvos nenacionaliniai, o visi kiti atvirų duomenų katalogai, jie turi parengti, kad atitiktų duomenų modelis tą modelį, kuris sutaptų su mūsų atvirų duomenų portalo modeliu, o pats savaime mūsų atvirų duomenų nacionalinis portalas, jisai suderina tą loginį modelį su semantiniu europiniu duomenų modeliu ir tokiu būdu užtikrinamas importas. Tai kai jūs parengėt šitą duomenų struktūros aprašą, tada sekantis žingsnis, kad tie duomenys jūsų katalogo turi būti suimportuoti naudojant duomenų agentą arba kitais būdais į saugyklą. Tai galim greitai atidaryti saugyklą, sekundę. Tai tie duomenys galiausiai turi atsidurti saugykloj. Taip, sekundė, kur čia yra VPK. Lygiai taip pat, kaip dabar yra mūsų pačiai VPK katalogą. Tiesiog turi būti tokias lentelės, tai jūsų išorinė metaduomenų katalogo irgi turi būti lentelės sutapti su nacionalinio atvirų duomenų portalo struktūra. Ir tada jau pats nacionalinis struktūras į RDF formatu publikuoja duomenys Europos duomenų portalui. O tiesa, dar pats mūsų nacionalinis katalogas, tas atvirų duomenų portalas, jisai gali suimportuoti automatiškai išorinius duomenų katalogus iš saugyklos su sąlyga, kad tie duomenys yra saugyklai patalpinti, nesvarbu, kokie ten tie katalogai bebūtų. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą.
bet trumpai tokia yra idėja, kad kaip ir visus kitus duomenis apsirašom jų struktūrą, jūsų katalogą, kurį turit savo, nenacionalinio savo įstaigos atskirą asmeninį katalogą, aprašot jo struktūrą, ta struktūra turi sutapti su nacionalinio katalogo struktūra ir tada pažymit, kad būtent sutampa su mūsų ir tada mes jau turim priemonės, kurios iš saugyklos gali importuoti įvairius katalogus, jeigu jie yra saugyklai ir sutampa jų struktūra. Tada mes tokius išorinius katalogus importuojam ir tada tie importuoti visi katalogai galiausiai eksportuojami RD formatu į Europos duomenų portalą. Tai va, trumpai galbūt toks dalykas. Grįžtam prie to, kad yra sukurtas duomenų rinkinys. Jeigu reikia jį redaguoti, tai yra mygtukas redaguoti. Viskas vienoje vietoje. Kategoriją paminėjom, kad jeigu reikia, galima pridėti arba keisti kategoriją. Tai atrodom, kokios pasirinktos, galim pridėti naujas arba pašalinti kategorijas, jeigu jas jau pridėtos. Tada sekantis dalykas galbūt tai susiejimas su kitais duomenų rinkiniais. Tai vienas iš DCAT 3 versijos pasikeitimų. Tai kad atsirado galimybė susijęti vieną duomenų rinkinį su kitu. Tai tarkim, aš sukūriau vieną duomenų rinkinį ir nurodau, kaip aš jį sieju. Tai nurodau, kad tarkim, mano duomenų rinkinys, tas naujas rinkinys 1010, priklauso kitam duomenų rinkiniui, priklauso duomenų serijai arba priklauso duomenų publikavimo paslaugai. Na, tarkim, pasakau, kad mano šitas rinkinys priklauso kitam rinkiniui, ir tas kitas rinkinys yra būtent duomenų publikavimo paslauga. Ir čia aš, tarkim, pasirinku, kad ta duomenų publikavimo paslauga yra saugykla. Yra užregistruotas duomenų rinkinys, kurio tipas yra būtent API arba Data Service. Pridedam ir atsiranda toks susiejimas. Tai vat matom, kad mano rinkinys priklauso duomenų publikavimo paslaugai ir ta paslauga yra saugykla. Jeigu atsidarom tą saugyklą, matom, kad būtent tai saugyklai priklauso keletas kitų rinkinių. Tai reiškia, kad iš šitos paslaugos, iš saugyklos duomenų publikavimo paslaugos yra publikuojami tokie duomenų rinkiniai. Tai tiek apie susijimą ir tie susijimo variantai gali būti 3. Tai gali būti siejama su API-aus rinkiniu, gali būti siejama su Data Series rinkiniu ir gali būti siejama su bet kokiu šiaip kitų rinkiniu. Tarkim, esu sukūręs registrų centro adresų rinkinys, tai galiu greitai pademonstruoti. Registrų centras, duomenų rinkiniai. Tai esu sukūręs adresų duomenys. Ir va čia sudėjęs keletą, kadangi suskaidyti adresų duomenys į daug skirtingų smulkių duomenų rinkinių, tai čia galim turėti vieną adresų duomenys, tokia kaip ir grupė. Ir atsidarius tą grupę matom visus adresų duomenys sudėtus į tokį atskirą kaip ir grupę. Taip, tai trumpai tiek apie būtent susijimą skirtingų duomenų rinkinių. Ir dar papildomai yra galimybė susijęti ne vieną organizaciją, bet kelias. Yra viena pagrindinė organizacija, kuri yra to duomenų rinkinio kaip ir savininkas. Tačiau papildomai galima susijęti kitas organizacijas, nurodant, aišku, čia dar neužpildyta ir neišversta, bet yra čia jau turinio dalykas, kad mums reikia tiesiog katalogiją klasifikatorius užsipildyti, bet yra pagal DCAT versiją keletas dar kitų, taip vadinama attribution angliškai, arba kad galima pasakyti, kad kita organizacija taip pat prisidėjo prie šito duomenų rinkinio ir galim nurodyti, nežinau, kažkokią tai Mažeikių ligoninė, tarkim, yra vienaip ar kitaip prisidėjusi, būtent yra contributor, tai reiškia, jinai prisideda prie to duomenų rinkinio.
Čia aišku dar yra pažymėtas agentas, reikės gal patikslinti ir išversti, kad tiesiog jeigu nėra ta organizacija registruota katalogė, tai tiesiog galima įvesti jos pavadinimą. Reikia užpildyti arba tą lauką. Bet čia bus paaiškinimai irgi pridėti. Tai vat pridedam ir matom, kad atsirado, kad priskirtos organizacijos, kokį vaidmenį atlieka jinai prie to duomenų rinkinio ir pati organizacija. Tai čia tokie iš 3 doketo ateinantis dalykai, kuriuos daugmaž palėtėm. Ir dabar einam toliau dėl pačių duomenų pateikimo. Tai dabar aprašėm patį duomenų rinkinį ir pateikėm naują šaltinį. Tai vat įvedam, kad yra kažkoks naujas šaltinis. Tai reiškia, čia užrašom tiesiog failo arba API endpoint'o arba dar kažkokios vietos pavadinimą žmonių kalba, kur yra fiziškai pasiekiamas tas duomenų rinkinys. Galima prašymą nurodyti, galima kodinį pavadinimą nurodyti. Vėl kodinis pavadinimas naudojamas ateina iš duomenų struktūros aprašo. Tai šiuo atveju yra kodinis pavadinimas ADP, tai tiesiog SQL duomenų bazės, kurioje saugomas tas duomenų šaltinis, tie duomenys fiziškai kur saugomi. Tai tiesiog pateikiama kodinis pavadinimas, kuris reikalingas susiejimui su struktūros aprašu ir atpažinimui, koks šaltinis yra koks, kad nebūtų dubliuojami tie šaltiniai. Tai tam yra kodinis pavadinimas, tada prieigos lygmuo, tai ar atviras, ar uždaras, ar panašiai tas šaltinis, tarkim, yra atviras. Parametrizuotas, tai jeigu pažymit, kad tai yra parametrizuotas, tai reiškia, kad tas duomenų šaltinis yra išskaidytas į atskirus failus. Tarkim, gali būti jisai vėl suskirstytas pagal datas arba pagal kitus kriterijus. Tai jeigu naudojami kažkokie tai kriterijai ir tas duomenų šaltinis yra išskaidytas, arba tai yra API paslauga, tai dar papildomai galima uždėti, kad tai yra parametrizuotas ir po to bus galimybė nurodyti, pagal kokius parametrus atskiriami tie duomenų šaltiniai. Tai čia jau nebėra doketas, čia yra jis labiau su duomenų struktūros aprašu susijęs dalykas. Nurodom geografinės aprėpties pavadinimą, tai tiesiog visa Lietuva arba regionas arba miestas arba dar kažką. Nurodom duomenų aktualumo pradžią ir pabaigą. Prieigos nuoroda. Tai va, tai prieigos nuoroda nurodoma ten, kur atsidarius tą nuorodą galima matyti interneto svetainę ir toj svetainėje rasti fizinę nuorodą į kažkokį fizinį failą. Tai čia, kitaip sakant, iš doketo access URL. Tai reiškia, per kur pasiekiama, per kažkokią svetainę galim pasiekti tuos failus ir juos atsisiųsti. Nurodom, koks yra duomenų formatas. Ir čia atsisiuntimo nuoroda. Tai atsisiuntimo nuoroda tai jau čia grinai fizinis failas, kurį galima rasti va, toje prieigos nuoroda. Jeigu čia beje nieko nenurodot, tai to prieigos nuoroda automatiškai taps atvirų duomenų katalogo nuoroda. Ir iš atvirų duomenų katalogo būtent bus galima pasiekti tą jau konkretų fizinį atsisiuntimo nuorodą. Na ir nurodom, jeigu dar siejamas vėlgi iš doketo 3, jeigu šitas duomenys yra pasiekiami per API paslaugą, tai būtent galima nurodyti, per kokią paslaugą yra pasiekiama. Papildomai vėlgi galima arba atsisiuntimo nuorodą pateikti, arba įkelti duomenų failą, bet tas duomenų failų įkelimas, jisai dabar irgi aktyviai keičiamas ir galiausiai viskas vis tiek atsiguls į saugyklą. Kol kas tiesiog dabar prikabinimo galimybė yra, bet jinai tokia laikina. Taip, sukuriam duomenų šaltinį. Tai va, tai duomenų šaltinis yra tiesiog failas, kuriame saugomi duomenys ir dabar atsiranda vėlgi nauja galimybė, kad galima aprašyti, kas yra to šaltinio viduje, kokios lentelės, kokie stulpeliai, lentelės ir panašiai. Tai va, tai spaudžiam mygtuką naujas modelis
Tai modelis tai yra lentelė iš esmės, bet būtent naudojamas pavadinimas modelis, kadangi yra 3 modeliavimo tokios rūšis: fizinis modelis, loginis modelis ir semantinis modelis. Tai kai kalbam apie loginį modelį, tai ten būtent labiau naudojamas tas pavadinimas modelis. Kai kalbam apie fizinį modelį, tai priklauso nuo fizinio šaltinio rūšies. Jeigu, tarkim, CSV failas, tai jis pats savaime yra lentelė. Jeigu SQL duomenų bazė, tai SQL lentelė. Jeigu ten XML failas, tai kažkoks konkretus XML elementas ir panašiai. Gerai, tai tarkim aprašom, kas yra to CSV failo viduje. Ir tarkim kokia nors kodinis pavadinimas mano lentelė. Nurodom šaltinis, tai va, tai CSV failo atveju nieko nenurodom, nes pats CSV failas yra pats savaime yra lentelė. Tai būtent CSV atveju duomenų šaltinio nereikia nurodyti, bet jeigu, tarkim, SQL kažkokia atveju, tai tada reikėtų nurodyti lentelę iš tos SQL duomenų bazės. Jeigu būtų Excelio failas, tai reikėtų nurodyti Excel'e esančios lentelės pavadinimą. Jeigu tai būtų JSON kažkoks failas, tai reikėtų nurodyti taip vadinamą kelią iki JSON masyvo, kuriame yra pateikiami duomenys. Tai CSV atveju šiuo atveju nieko nenurodom. Duomenų filtras, tai vėlgi iš DCAT iš struktūros aprašo lentelės. Duomenų filtras yra prepare, tai reiškia nurodom, būtent kaip filtruojami duomenys. Jeigu jie iš vis filtruojami, jeigu nefiltruojami, tai tada nieko nenurodom. Ir galiausiai brandos lygis, kur buvo ir užduotas klausimas apie brandos lygius. Tai čia galim trumpai sustoti, tai būtent nurodomas brandos lygis, aišku, jisai yra žymiai gerokai plačiau aprašytas ir čia, nežinau, čia matyti jau reikėtų atskirų daugiau mokymų ir plačiau apie šitą dalyką, bet trumpai galiu atidaryti. Dokumentacija, kurioje yra apibrėžti brandos lygiai. Tai čia, aišku, jau išsamei surašyta, kokiais atvejais su pavyzdžiais, kokį brandos lygį nustatyti. Bet tas brandos lygių nustatymas susiveda su tuo, kad iš esmės yra keliama eilė reikalavimų ir norint gauti kažkokį tai brandos lygį, tai turi būti patenkintas konkretus reikalavimas. Ir tie brandos lygiai yra sudaryti pagal Tim Berners-Lee tą 5-star Open Data skalę, tik pritaikyti konkrečiai mūsų šitam atvejui. Bet jų tokia esminė koncepcinė prasme išlieka tokia pati. Tai, nežinau, galbūt klausimas buvo, kas įtakoja atvirų duomenų rinkinio brandos lygį. Tai įtakoja, pakankamai didelis sąrašas reikalavimų, kuriuos reikia tenkinti, kad gauti vieną arba kitą brandos lygį. Tie reikalavimai plačiai surašyti dokumentacijoje, duomenų struktūros aprašas brandos lygiai. Ir nežinau, galbūt aš per juos labai nesiplėsiu, bet nes čia pakankamai, sakau, didelis yra sąrašas tų reikalavimų, ką reikia patenkinti, kad gauti vieną ar kitą brandos lygį. Tai čia labai trumpai tiesiog aprašyta, kad tarkim šiuo atveju mano lentelė, tarkim turi patikimą identifikatorių ir tenkina visus prieš tai buvusius reikalavimus, tai suteikiu šiai tą 4 brandos lygį. Ir kitas dalykas, tai čia buvo kodinis pavadinimas mano lentelė, čia yra žmonių skirtas pavadinimas, mano lentelės pavadinimas. Ir išsamus lentelės aprašymas. Vėlgi parametrizuota lentelė pati savaime gali būti parametrizuota, kaip ir duomenų šaltinis. Modelio bazė, tai čia dar papildomas dalykas, tai kad matau dar yra daugiau klausimų, galbūt tada stabtelsiu.
Klausimas, ar į duomenų saugyklą bus galima patiems įkelti duomenis per API? Taip. Į duomenų saugyklą patiems galima įkelti duomenis. Tai vat yra saugyklos naudojimo dokumentacija ir būtent rašymo veiksmai. Ir čia yra padokumentuota, kaip būtent savarankiškai į saugyklą įkelti duomenis, kokias API užklausas naudoti, kaip insert, patch, delete ir panašiai. Visa tas yra padokumentuota, tačiau visą tą API įkelimą įgyvendina duomenų agentas, vėlgi tokiu pavadinimu Spinta, kuris automatizuoja visą tą procesą. Tai jums nebereikia patiems nieko programuoti, jis tiesiog pasirašo tą struktūros aprašą, paleidžiat, tą struktūros aprašą netgi galima automatiškai generuoti, tarkim, iš SQL duomenų bazės ištraukit struktūros aprašą, pažymit, ką norit atverti kokius stulpelius ir publikuojat paprastai, tiesiog nurodot prisijungimo duomenis prie saugyklos, kuriuos mes išduodam ir paleidžiat komandą spinta push, nurodot jūsų struktūros aprašą, pagal kurį norite daryti duomenų atvėrimą ir nurodot vietą, kur norit publikuoti duomenis, tai būtent saugyklą. Ir automatiškai duomenis per tą saugyklos API išpublikuojami. Bet žinoma, jūs galite pasidaryti savo, susiprogramuoti savo įrankius ir publikuoti duomenis iš karto patys. Taip. Kitas klausimas. Taip, ar naujoje portalo versijoje senieji API kreipiniai, metodai ir jų parametrai suderinami su nauja portalo versija? Tai yra, ar viskas veiks, ar reikės pakeitimų dabartinėse integracijose? Turėtų viskas veikti. Bandom atsidaryti. Turėtų viskas veikti, bent jau buvo stengiamasi, kad sutaptų viskas vienas prie vieno ir nereikėtų absoliučiai nieko keisti, tik vienintelis dalykas tai tas raktas. Tai tiesiog buvo pakankamai sudėtinga, žodžiu, ir nesaugu išduoti visiems tą patį organizacijos raktą visiems žmonėms, žodžiu, komplikuota. Tai vienintelis dalykas, kuris keičiasi, tai būtent raktas, kad reikia jį persigeneruoti ir tą 16 dieną, kai jau pasikeis nauja portalo versija, siūlau netgi ne 16, siūlau gal 17 dieną tą daryti, tada pakeisti tuos API raktus, o visa kita turėtų veikti identiškai be pasikeitimų. Jeigu ir kažkas neveikia, tai tada jau čia klaida mūsų pusėje, tada vėl rašykit arba registruokit užduotį ir tada žiūrėsim, kokias problemas ir bandysim išspręsti. Taip, tai toliau grįžtam prie to modelio sukūrimo. Modelio bazė, vėlgi čia sudėtingesnis, čia galbūt atskirų reikėtų mokymų paaiškinti visam tam dalykui, bet jeigu trumpai, jeigu jūsų mano lentelė, čia gal ne mano lentelė, tarkim, jeigu aš prašyčiau, kad čia yra kažkokia organizacija, kuri yra jūsų įstaigos duomenyse, duomenų bazėse, atitinka vieną iš bazinių registrų nacionalinių, tarkim, jeigu kalbam apie organizaciją, tai Lietuvoje juridinis asmenų registras yra būtent ta bazinė vieta, kur yra registruojami juridiniai asmenys. Tai tokiu atveju jums reikėtų nurodyti, kad ta jūsų organizacijų lentelė iš tikrųjų atitinka juridinį, tik tais kažkodėl neužkrauna, bet idėja tokia, kad nurodot kitą lentelę arba kitą modelį, kuris semantiškai turi tą pačią prasme. Tarkim, pas jūs yra organizacija, tada nurodot, kad tai yra organizacija ir iš esmės yra ta pati organizacija, kas yra juridinių asmenų registre. Ir tokiu būdu
naikinami dublikatai po truputį. Aišku, čia dar ilgas ir nuobodus kelias, kad tą dalyką visą tvarkyti, bet pirmų žingsnių žengiam link to. Tai ir nurodom, kad čia yra būtent juridinis asmuo ir tokiu būdu semantiškai susijęm dvi skirtingas lenteles, nurodami, kad tai yra tas pats. Taip. Ir aišku, pačio to susijimo brandos lygis nurodomas vėlgi, kad jeigu galima susijimą padaryti per juridinės asmens registro numerį, tai tada pažymim, kad geresnis susijimas, jeigu susijimo neįmanoma padaryti, tarkim per pavadinimą, tai tada nurodom, kad neįmanomas, nesusisieja, bet nepaisant to, kad nesusisieja, vis tiek čia yra tas pats. Tai trumpai tiek. Tai va, tai sukūrėm mano lentelės pavadinimas. Ta pati galima matyti ir prie struktūros sąraše, mano lentelė, žmonių pavadinimas, mano lentelės pavadinimas. Ir galiausiai paskutinis dalykas, ką aš noriu pademonstruoti, tai pridedamas naujas duomenų laukas, nežinau, tarkim, pavadinimas, tipas būtų string, tarkim. Vėlgi, tas tipas ir pavadinimas yra, jau einam iš šitą eilutę žymimą. Tai reiškia kodinis pavadinimas, tipas, tipų sąrašas yra irgi iš dokumentacijos. Taip, duomenų tipai. Tai vat integer, būtent naudojam tą string tipą. Ryšys, tai čia tiesiog iš ref stulpelio. Tai vėlgi paaiškinta plačiau dokumentacijai, ką tai reiškia, bet ryšys šiuo atveju nieko nereikia nurodyti, nes jis neturi jokio ryšio nei su vienetais, nei su kitom lentelėm. Tiesiog yra pavadinimas. Duomenų šaltinis, tai vat kaip tame CSV faile tas laukas vadinasi, tarkim, koks nors pav, tarkim, laukas būtų užvadintas CSV pačiam faile. Ir duomenų transformacija, tai čia tas prepare laukas, kur galima įrašyti tam tikrą formulę, kuri gali dar papildomai transformuoti tą pavadinimą. Jeigu reikia, jeigu nereikia, tada nieko nerašom, tada perduodama taip, kaip yra. Ir klasė, tai vėlgi, tarkim, šiuo atveju būtų RDFS label, tai jau čia siejam su semantiniu tuo lygmeniu. Ir vėlgi, su tais reikalavimais atsižvelgiam, ar tie visi reikalavimai yra patenkinti. Na, tarkim, šiuo atveju visi reikalavimai yra patenkinti, žymim, kad brandos lygis duomenų yra aukštas, 5. Tai vienas iš reikalavimų yra, kad turi būti nurodyta klasė, kad būtų galima teikti, kad tai yra 5 brandos lygis. Ir prieigos lygis, pažymim, kad tai yra atviras, atvirai prieinamas, atviri duomenys. Ir aišku, to lauko žmogiškas pavadinimas. Ir čia aprašymas mano lentelės Taip, gerai, sukuriam lauką ir tas laukas atsiranda prie lentelės, mano lentelė, laukas pavadinimas. Dar papildomai čia galima pridėti reikšmes, jeigu jūsų vadinama tas enum arba klasifikatorius naudojamas, kai yra žinomas fiksuotas reikšmių sąrašas, tada dar galima papildomai pridėti reikšmes, bet šiuo atveju tai netaikoma. Ir vėlgi atsiranda galimybė teikti komentarą atskirai kiekvienam laukui, jeigu ten yra klaidų tame lauke, arba registruoti oficialiai kaip prašymą, tada jau įsijungia visi ten tie prašymų tvarkymo dalykai. Tai tiek apie visą tą metaduomenų suvedimo principą. Ir sekantis dalykas yra prašymų toks administravimas. Tai atvirų duomenų naudotojai gali teikti prašymus kaip komentarus. Komentarai yra sujungti su prašymais dėl patogumo ir gali tiesiog pažymėti, kad registruoti kaip prašymą
Nežinau, jeigu nori, kad būtų didesnis periodiškumas, tai nurodo, kad periodiškumą nori keisti. Jeigu nori kažką kitą keisti, tai tada parašo, kad noriu daugiau duomenų ir dažniau atnaujinimų. Nežinau, čia bet kokį aš prašymą, tarkim, sugalvojau, teikia prašymą ir užfiksuotas tas prašymas kaip komentaras, jisai atsiduria prie poreikių kontekstinėme šitame meniu. Tai mano prašymas užregistruotas ir matom prie duomenų rinkinio, iš duomenų rinkinio kontekstinio meniu, matom visus tam duomenų rinkinio adresuotus prašymus. Ir čia užregistruotas prašymas, noriu daugiau duomenų ir dažniau atnaujinimų. Ir kitas niuansas yra tas, kad tą prašymą galima, dabar aš pateikiau duomenų rinkinį, bet tą patį prašymą gali būti pateiktas jisai konkrečiam duomenų lentelėje konkrečiai ir gali būti pateiktas konkrečiam duomenų laukui ir netgi konkrečiai duomenų eilutei, duomenų įrašui. Reiškia, pačiem duomenim gali būti pateiktas, kad klaida duomenyse yra. Ne tik klaidas pranešti apie struktūrą, kad klaida yra duomenų struktūroje, bet klaida pačiuose duomenyse irgi yra galimybė pranešti. Tai kai pateiktas prašymas, tada kaip koordinatorius ar tvarkytojas, pirmoje vietoje jūs gaunat užduotį. Kaip ir sakiau, užduotis rūšiuojamas taip, kad rodo seniausias užduotis viršuje. Tai kadangi mano dabar prašymas yra naujausias, tai jisai bus pats paskutinis. Tai mano prašymas yra pats paskutinis ir aš galiu čia jį pateikti. Šitam rinkiniui buvo pateiktas prašymas. Žodžiu, yra pateikta nuoroda į kokiam rinkiniui tai buvo pateiktas tas prašymas. Ir nežinau, jeigu jūs tiesiog jau susipažinot su tuo, ar išsprendėte, tiesiog galite uždaryti tą, yra galimybė. Ir kitas dalykas, galite tiesiog eiti į mano poreikiai. Ir tas mano naujas rinkinys 1010 buvo pateiktas prašymas, kurį aš ką tik tais pateikiau. Tai jisai atsiranda ir bendram sąraše, kurį mato ir visi kiti naudotojai, ir įstaigos koordinatoriai ir tvarkytojai. Taip atsidarom peržiūrą to prašymo. Ir dabar senkantys žingsniai, ką daryti su tuo prašymu. Tai vėlgi pagal duomenų tvarkos aprašą ten yra griežtai nurodytos datos, kada kas turi būti padaryta. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai tiesiog pažymėti įvertintas. Tai reiškia, kad jūs pamatėt šitą prašymą, kad jisai planuojamas atverti, bet dar nežinot kada. Bet kad jūs tiesiog susipažinot ir įvertinot su prašymu ir kad jisai kažkada bus atvertas. Tai tada pasirenkat būseną, kad jisai yra įvertintas ir spaudžiat teikti komentarą. Jeigu vis dėlto matot, kad netinka, ta prasme, nebus atvertas arba kažkas blogai, tai tada pasirenkat atmestas ir prašot komentarą, kodėl atmestas. Tai tarkim, mes dabar eisim tuo keliu, kad mes jį neatmetam, bet sutinkam, kad prašymas yra geras, mes jį įvertinom ir kažkada prie to grįšim. Kažkada tai per 5 darbo dienas. Ta prasme, per 5 darbo dienas iš viso reikia pateikti atsakymą, kad jūs susipažinot su tuo. Tai teikiam komentarą. Ir jeigu per 5 darbo dienas nespėsi, tai tada, kaip ir minėjau, užduočių sąraše bus eskaluojama koordinatoriai. Tada, jeigu ir koordinatorius nesureaguos, bus eskaluojama jau ministerijos koordinatoriams, kad nėra reaguojama į pateiktus prašymus. Gerai, tai tarkim, įvyko reakcija per 5 darbo dienas ir sekantis dalykas, ką reikia padaryti, tai reikia nustatyti datą dar kartą per 5 darbo dienas, kada bus atverta, kurią datą bus įgyvendintas tas prašymas. Tai vėl, dėl to atverimo reikia susisiekti su VDA, institucija, kuri teikia duomenų atverimą, jos informuoti, bet pati VDA irgi mato visus tos poreikius ir gali jinai savo iniciatyvą irgi pasakyti, kad jinai gali atverti.
Ir tada sekantis dalykas tai yra įtraukti į planą. Tai va, tai įtraukti į planą, tai iš esmės tiesiog pažymim, kad tą poreikį mes darysim kažkada. Nu, pavyzdžiui, po savaitės bus įgyvendintas tas poreikis. Tada pažymim, kas įgyvendins tą prašymą. Tai reiškia, kas techniškai atvers duomenis, ten pataisys ar dar kažkas tai. Jeigu ten prašymas susijęs su metadomenų klaidomis kažkokiamis, tai matyt pati institucija savarankiškai gali atverti. Tai va, paslaugų tiekėjas automatiškai parengta mano organizacija. Tai reiškia, nieko nereikia keisti, jeigu tai susijęs su tuo, kad ten klaida metadomenyse kažką reikia pataisyti, tai matyt savarankiškai galima tą padaryti. Bet jeigu klaida susijęsi su techniniais kažkokiais dalykais, tai tada reikia apsirinkti jūsų paslaugų teikėją. Tarkim, jeigu jūsų duomenų atvėrimo paslaugas teikia valstybės duomenų agentūra, tai jūs nurodot, kad valstybės duomenų agentūra ir aišku suderintą datą įvedat, kada bus tai įgyvendinta. Čia dar kitas laukas yra paslaugų teikėjo pavadinimas, jeigu jisai nėra registruotas katalogė, tai tada nurodo tiesiog kitą pavadinimą kažkokios įmonės, kuri teikia jums tą paslaugą ir kuri įgyvendins tą atvėrimą. Tai va, tai tokiu būdu užpildo tą formą ir dar vienas variantas, kad jeigu jūs kelis prašymus norit prijungti prie tos pačios įgyvendinimo datos, tai jūs galite pasirinkti jau vieną iš sukurtų įgyvendinimų ir pažymėti, kad įtraukti į tą patį. Bet jeigu nenorite įtraukti į tą pačią užduotį, tada kūrėt naują užduotį, spaudžiat įtraukti ir atsiranda jūsų įrašas plane. Tas įrašas matomas viešai, mato naudotojas, mato, kad tas jo poreikis turės būti patenkintas 23 dieną, spalio 17 dieną, mato, kas įgyvendina, mato savininkas šito rinkinio ir duomenų ir mato susiję poreikis. Čia kur duomenų rinkiniai, tai tiesiog jeigu nenurodytas duomenų rinkinys, tai reiškia įeina visi duomenų rinkiniai, kurie yra aprašyti poreikyje. Bet gali būti atvirkščiai, gali būti nebūti poreikio, gali institucija savo iniciatyvą atver duomenų rinkinį be poreikio, tada čia atsiras duomenų rinkinys. Arba gali būti taip, kad poreikis susideda iš kelių duomenų rinkinių ir jūs planuojat įgyvendinti tik tais dalį to poreikio, tai tada pažymit, kokius duomenų rinkinius tik tais įgyvendinsit. Tai čia yra lankstumo nemažai. Ir viskas, tada, aišku, sekantis dalykas, tai reikia atlikti tuos pakeitimus. Kai tie pakeitimai bus atlikti, tada atsidarom tą užduotį ir pasakom, kad ta užduotis yra uždaryta. Ir jinai dingsta iš sąrašo. Jau jos nebėra. Matom tarp uždarytų mano šito poreikio užduotis. Ir galiausiai grįžtam prie mano organizacijos poreikių, mano tas rinkinys ir pateikiam atsakymą, atsiprašau, ne čia nuėjau, mano poreikiai. Ir galiausiai, jau kai viskas yra įgyvendinta, visi darbai baigti, tada pateikiam atsakymą įvykdytas. Ir viskas, tada matom, kad jau tas poreikis yra galutinai įvykdytas. Tai toks būtų poreikio administravimas. Iš to dar vieną dalyką, kurį praleidau, tai dabar yra galimybė prie poreikio priskirti daugiau negu vieną rinkinį, nes iš praktikos tiesiog matom, kad yra tokie poreikiai, kurie apima daug rinkinių iš skirtingų institucijų. Ir taip pat yra galimybė priskirti daugiau negu vieną organizaciją. Tai va, tarkim, priskiriam vieną organizaciją ir dar galim priskirti kitas. Ir netgi yra galimybė priskirti ministeriją ir visas tai ministerijai pavaldžias institucijas. Jeigu jūs matot, kad čia jums priskirtas poreikis, bet jūs atsisakot jo įgyvendinti, tai atsisakot ir tada bus pažymėta, kad jūs atsisakėt įgyvendinti. Arba galite pridėti kitą instituciją ir tokiu būdu perduosite tą poreikį kitai institucijai.
Taip, matau, yra klausimas. Yra numatoma galimybė, taip. Klausimas, ar numatoma galimybė apie naujas užduotis informuoti koordinatorius nurodytų elektroniniu paštu? Taip, tokia galimybė yra, visos tos užduotis yra elektroniniu paštu keliaus. Ir tiesiog dar nėra tokia galimybė numatyta, bet prie profilio bus galimybė tiesiog pasižymėti, ar jūs norit gauti elektroniniu paštu, ar nenorit gauti, kad nespamint, ar norit vis dėlto svetainį pačioje ateit pasižiūrėti. Elektroniniu paštu bus siunčiami pranešimai, kuriuos matot čia.